Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalino vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia ypatingą, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos sekėjais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodas, kur galime prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Taigi, protestas prieš nekilnojamojo turto mokestį jau visai čia pat. Protestas įvyks balandžio 27 dieną 15 val. Vilniuje katedros aikštėje. Viešojoje erdvėje pasirodo įdomios informacijos, į kurią reikėtų sureaguoti. Raimondas Šimaitis neseniai dalyvavo LRT radijo Ringo laidoje, kurioje dalyvavo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto profesorė Loreta Vaicekauskienė. Šis asmuo patikė labai daug tokių sparnuotų frazių, bet tiesiog itin sužibėjo pasakant šios žodžius. Pasižiūrim. Pone Vaicekauskienė, jūs apskritai mitingo organizatorius ir rėmėjus savo socialinio tinklo paskyroje pavadinote penktąją koloną. Bet kartu aš matau vis dėlto šituos organizatorius ir mes žinom, kad jie jau yra organizavę mitingų, kurie baigėsi riaušėmis. Mes žinom, kad tie mitingai yra ir tai yra faktas ir kad tai yra nedemokratiniai mitingai, kad tai yra prieš žmogaus teisės, kad tai yra įsitikinimai, galima sakyti, kurie nėra vakarietiškos civilizacijos erdvės. Atrodo, kad išvardijo visas frazes, kurias moka. Visų pirma, Raimondas Šimaitis organizavo mitingą prieš nekilnojamojo turto mokestį 2023 metais, kuris riaušėmis nesibaigė. Tad pasisakymas yra akivaizdus galimas šmeižtas. Kaip apskritai mitingas gali būti nedemokratinis? Čia kaip tik yra didžiausia demokratijos forma, kai žmonės gali išsakyti savo poziciją susirinkę proteste. Ir kaip taip gali būti nukreiptas mitingas prieš žmogaus teisės, kai žmonės ir susirenka į šį mitingą ginti savo žmogaus teisių, tai yra konstitucinės teisės į būsto neliečiamumą. Na ir aišku, čia vyšnia ant torto. Mitingas pasirodo nėra vakarietiškos civilizacijos erdvės dalis. Turbūt, jei reikėtų paklausti, ką jį to norėjo pasakyti, vargu ar sugebėtų pateikti atsakymą. Žodžiu, trumpai tariant, pagal ją protesto dalyviai nori protestuoti už viską, kas yra bloga, o jį palaiko viską, kas yra gera. Taikoma pati pigiausia manipulacija, kokia tik galima. Nedūrys į petį už Cepeliną vadinamosios pandemijos metu skambėjo rimčiau nei tokie pasisakymai. Kaip jau minėta ankstesnėse laidose, yra tokia grupė nekilnojamojo turto mokesčių ne. Protestas, kuri skirta mitingui ir prie kurios prisijungė daugiau nei 14 000 narių. Na ir staigmena. Facebook pašalino tokį Raimondo Šimaičio įrašą iš grupės. Protestas skirtas lietuvių reikalams, todėl visos vėliavos privalės būti lietuvių bei lietuviams ir šeimoms draugiškų organizacijų. Ir pasižiūrėkite, kokį Facebook pateikė paaiškinimą, kodėl įrašas buvo pašalintas. Įraše gali būti užsipuolamas asmuo ar žmonių grupė dėl to, kas jie yra, vaizduojant juos kaip mažiau nei žmonės. Taip pasirodo, pagal Facebook taisyklės, lietuviais būti jau nebegalime, nes tai žaidžia kitas žmonių grupės. Tai ką, vėl artėja knygnešių laikai? Šiandien įvyko įdomus pokytis nacionalinėme susivienijime. Nacionalinio susivienijimo tarybos narys, Ukrainą aktyviai remiantis keliautojas ir publicistas Šarūnas Jasiukevičius dėl politinės jėgos vadovybės požiūrio į šią paramą skelbė nuo trečiadienio nutraukęs narystę partijoje. Jis pats teigia, kad vienas iš partijos valdybos narių, Almantas Tankūnas, jo veiklą įvardijo kaip Kremliui naudingus darbelius, o paramos už Ukrainos laisvę kovojantiems lietuviams pristatymą į Kursko sritį įvardijo kaip beprasmę veiklą. Taip pat Rusijos agresiją ir ją palaikančių asmenų kritiką įvardijo kaip rasinę neapykantą ir fašizmą. Partijos nacionalinis susivienijimas pirmininkas bei partijos valdyba niekaip neapsiribojo nuo šių teiginių. Maža to, partijos pirmininkas Vytautas Radžvilas humanitarinės pagalbos pristatymą už Ukrainos laisvę kovojantiems lietuviams į priešakines fronto linijas prilygino įsitraukimui į karinius veiksmus. Na ir po šio įrašų komentaruose Šarūnas Jasiukevičius pasidalino, ką tokio parašė Almantas Tankūnas. Paskaitom. Dalį jūsų, Šarūnai, Kremliui naudingų darbelių ir pasisakymų jau įvardijau. Galime būti beveik tikri, kad po to, kai dalis Kursko srities bus grąžinta Rusijai, tenai bus surasti įrodymai,
pranešimai, kad jūs užsimanęs bravūriškai aplankyti Kursko sritį ir viešai tai skelbti, iš tiesų kankinote vargšus civilius rusus. Tai puikiai dėrės su jūsų vieša retorika ir turimu žinomumu. Vakarų valstybės, su kuriomis neturėsime strateginių tvirtų gynybos garantijų, nelabai gilinsis, kaip yra iš tikrųjų su jumis. Jūsų epizodas tiesiog bus pridėtas prie Bartkevičių, Ramanausko ir ko epizodo, kad suformuotų įrodymų apie Lietuvoje siautėjančius fašistus paketą. Jūs dar pavarykite ant Trumpo administracijos, tai gausite tiesioginį smūgį iš Jungtinių Amerikos valstijų. Jūsų atveju smūgis bus ir tiesiogiai nacionaliniam susivienimui. Tuo pačiu jūs ir kiti ultrapatriotai su neadekvačiais pasisakymais ir savo neprotingu bravūriškumu prisidedate prie Lietuvos valstybingumo duobkasių. Jeigu šioje situacijoje nacionalinis susivienimas leis būti diskredituojama kaip rasinė neapykantą kurstanti fašistinė partija, neįgis simpatikų tarp įtakingų Baltijos šalis palaikančių Jungtinių Amerikos valstijų respublikonų, nacionaliniam susivienimui beliks tik du pasirinkimai – tapti sisteminę konservatorių satelitinę partiją arba būti sunaikintai nuteisus partijų už rasinės neapykantos kurstymą. Arba dalis partijos narių bus priglausti konservatorių, o nacionalinis susivienimas kaip juridinis asmo bus sunaikintas. Taigi rimtai siūlau pagalvoti, Šarūnai, ar netapsite vienu iš svarbiausių ne tik Lietuvos duobkasių, bet ir nacionalinio susivienimo naikintojų. Taip pat Šarūnas Jasiukevičius pasidalino Vytauto Radžvilo nacionalinio susivienijimo pirmininko laiško ištrauką. Dėl 2 baudžiamųjų bylų iškeltų Šarūnui Jasiukevičiui ir Bartkevičiui, pasiremiant Šarūno Jasiukevičiaus Facebook įrašais, iš esmės rekonstruotas, išsamus, gal net pilnas ir gana tikslus padėties vaizdas. Virš nacionalinio susivienijimo kaupėsi tamsus debesis. Dėl Šarūno Jasiukevičiaus bylos verta atkreipti dėmesį, kad šios žinios nepaskelbė Delfi ir kiti didieji portalai, bent nemačiau. O šitaip yra, nes Lietuva pateko į nepavydėtiną padėtį. Padėti Ukrainai atvykus ir būnant jos teritorijoje yra viena, visai kas kita įžengti į Rusijos teritoriją ir dar tuo pasigirti socialiniuose tinkluose. Tarptautinės teisės požiūrių trečiosios šalies piliečių dalyvavimas Ukrainos karo veiksmuose Rusijos teritorijoje reiškia, kad ta trečioji šalis tampa kariaujančia šalimi. Taigi, brangų žiūrovai, ką jūs galvojate apie šias naujienas? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.